Šarūnai, tai kokios mintis po šių rungtynių? Nu kaip, mes šitą savaitgalį varžybose buvom realiai turbūt 5 kėlinius iš 6. Gale rungtynių mūsų lyderio nervai neišlaikė, padarė tokią pražangą ir manau komanda nuo to momento nustojo lošti. O būtent antrajam kėlinį pavyko atlošti 3 įvarčius, buvo 3-3, kaip manot, ko trūko, kad perlaužti rungtynės? Aš manau, kad žaidėjai psichologijos nesusitvarko stiau, nes mes įmušėm 3 įvartį ir žaidimas į mūsų zonui visas buvo. Nėra to tokio, kad, kaip sakyt, tave užveda dar geresniam žaidimui, bet mes tarsi laukiam, ką padarys varžovas ir tada bandom atgal. Man toks jausmas buvo. O galbūt šiokia tokia paguoda, kad dabar ir Talino Panther ekipa, ir kitos ekipos atvykstančios į Vilnių čia žaisti turi daug labiau prakaituoti negu pirmoji sezono pradžioje, kad tie rezultatai daug mažesnių skirtumų yra ir taip toliau. Bet, kai to žingsnio neišeina padaryti, aš manau, vis tiek žaidėjai man nervų tas veikia. Ilja, ramus, normalus žaidėjas, bet šiandien padarė pražangą ir aš taip galvoju, kad čia bus problemų dar ir toliau sezone su šitą pražangą. Supratau, ačiū.